Labą dieną visiems, aš Šarūnas Ramanauskas, dirbantis tinklinį rinkodarą jau daugiau kaip 30 metų, turintis įvairios patirties ir dirbdamas kompiuterinėse programuose. Ir mes su žmonėm kartu darome verslą pagal rekomendacijų biznį, tai yra pats naudingiausias verslas pasaulyje. Ir dabar šnektelsim apie kompaniją mūsų Business Process Technologies, kuri davė galimybę mums kažkokias gauti žinias, kažką patobulėti, gauti išsilavinimą. Tai yra kompanija, kuri davė kompiuterinės žinias ir jų mokymai vieni iš geriausių yra. Ir tas žinias pritaikėm savo gyvenime. Tai pradėsiu šnektelti apie Business Process Technologies, šitą kompaniją, kuri ji tiesiog dirbdama ir vesdama paskui savęs žmonės, 3 viename verslą darė ir buvo kompanijos misija, dėl ko aš sakau, kad buvo Business Process Technologies. Tai yra kompanija, kuri prieš 6 metus buvo įkurta ir mokino žmonės, kaip pagerinti savo gyvenimą visose gyvenimo sritise. Tai yra ir versle padėti, technologijos gali vystyti verslą nuotoliniu būdu ir reklamuojant, ir sveikatą, tai yra darant diagnostikas, saugant savo sveikatą, biorezonansinės technologijos, kurios atstatinėja imunitetą žmogaus, valo organizmą. Ir kriptovaliutos, pasyvios pajamos turėjo būti, ir mes turėjome gauti už akcijas pasyvės pajamas, kurios tiesiog žmogui būtinos, kad pakeis savo gyvenimą, kad gyvenimas būtų kokybiškas, nepriklausomas nuo kitų, nuo darbdavių, nuo vyriausybės ir kitų kažkokių tai poveikių, finansinių poveikių jūsų gyvenime. Ir ką aš dabar noriu pasakyti? Buvo kompanija, mus mokino, geriausi mokymai būdavo. Ir kas įsisavino tos mokymus, kas neįsisavino tos mokymus. Tiesiog aš sužinojau daug per tuos 6 metus, kiek toj kompanijai buvęs, daug informacijos, kaip dirbti prie kompiuterio, kaip dirbti su socialiniais tinklais, kaip daryti pristatymus, įrašus daryti. Tai aš džiaugiuosi, kad tiesiog tos žinios man labai padėjo patobulėti pačiam, užsidirbti pinigų. Ir pati idėja Business Process Technologies kompanijos, tai ir biznio verslo idėja niekur nežuvo, ir jos principas, pati idėja buvo labai gera, labai gerai sugalvota, bet paprasčiausiai kompanija nespėjo padaryti, ką žadėjo padaryti, ir kitos kompanijos su savo technologijoms tiesiog aplenkė šitą kompaniją. Ir aš pritaikęs tas visas idėjas, sukūręs 3 kryptis, nes žmogui svarbiausia yra jo sveikata, artimųjų sveikata. Svarbiausia yra, kokį verslą daro, ar kokį darbą dirba, ar jam patinka tas darbas, ar nepatinka. Ir visi žmonės eidami į darbą, jie tiesiog nori daugiau uždirbti, keičia darbus, kad turėtų galimybę didesnis pajamas gauti, nes gyvenimas keičiasi, infliacija, ir visą laiką to atlyginimo neužtenka. Ir kas svarbiausia žmogui, tai yra pasyvės pajamos, kad žmogus svajoja apie pensiją, neiti į darbą, gauti gerą pensiją, gauti pasyvės pajamas ir gerai gyventi. Bet tos pasyvės pajamos nėra pas žmonės išdirbę 40 metų stažo ant tiek didelis, kad jis galėtų gerai gyventi. Paprastai žmogus tarnaudamas kažkam tai 40 metų, gaudamas atlyginimą, kada išeina į pensiją, tai valstybė socialinės garantijas tokias jam duoda, kad jis tiesiog jam nepakanka pinigų nei gydytis, nei sveikatintis, nei keliauti, nei gerai gyventi. Jau ką mokino svarbiausio Business Process Technologies kompanija, tai asmeninė nepriklausomybė, kad žmogus būtų nepriklausomas, jis dirbtų savo, pats savo sveikatą saugotų, būtų atsakingas už savo sveikatą, ir kad gautų už akcijas dividendus iš kriptovaliutos verslo.
ir tos idėjos, jos labai geros buvo ir jos gyvavo. Ir šitai, pavyzdžiui, apie biznio proceso technologijos yra apstatomas verslas, kada daro savo verslą, žmonės papildo vienas kitą rūšį. Ir čia ir kriptovaliutų verslas yra, ir auto programos yra, ir sveikatinimo programos yra, ir kelionės, ir tiesiog internetinės parduotuvės nuosavos, ir investiciniai, ir mokymai apie finansinį raštingumą, investicijas ir taip toliau. Tai vat ką visumoje duoda ir ką aš gavau iš tos kompanijos, kad statant savo verslą, savo gyvenimą, tiesiog panaudoti visas tas 3 kryptis ir turėti galimybę iš įvairių vietų gauti informaciją, tą informaciją taip diferencijuoti, kad ir iš ten ateitų tos pajamos ir tos žinios yra neįkainuojamos kompanijos, kurias davė, kurios tiesiog mokindamas per 6 metus, aš tiek informacijos gavau ir uždirbau pinigus ir džiaugiuosi, kad mane kompanija išmokino. Ir dabar yra galimybė žmonėm vėl grąžinti pinigus, kurie pas mus dirbo, kurie įdėjo, investavo ir žmonės turi galimybę susigrąžinti, bet norint susigrąžinti reikia daryti kažkokius veiksmus, nes žmonės, kad uždirbtų pinigus, vis tiek eina į darbą, daro veiksmus, turi rezultatą ir turi pinigų. Kas pas žmogų svarbiausia? Tai svarbiausia tai yra sveikata, pirmiausia, kad jūs sveiki būtumėt, psichologiškai stiprus, gerai nusiteikę, tada turit tikslus, norit geresnio gyvenimo, džiaugiatės gyvenimu. Darbas padeda jums gyventi, nes visi galvoja, kad gyvena dėl to, kad į darbą eitų, o darbas turėtų padėti jums gyventi ir tai yra svarbu. Kokios pinigus jūs darbe gaunat, ar pakanka pinigų, ar jūs įvertinat savo laiką gyvenimo, kiek jūs gaunat pinigų ir kokią galimybę jūs turit to gyvenimo geresnio. Paskaičiuokit savo gyvenimo valandas, padaugykit iš mėnesio ir padalinkit šitą pinigų sumą iš tų visų valandų, kiek jūs per mėnesį praleidžiat gyvenimą. Ir pamatysit jūsų vertė, jūsų gyvenimo vertė, kiek jos kainuoja. Darbų žmogus dirbdamas ir turėdamas išsilavinimą, bet nenaudodamas praktikos, nenaudodamas tų mokslo žinių ir nebus tų didelių pinigų. Mokslas dar neduoda galimybę susidirbti pinigus ir tik lyderiai turintys empatiją žmonėms, daugiau pasiekia gyvenimą, padeda žmonėms ir gerą daryti žmonėms visą laiką yra naudingiau negu blogą daryti. Nes tiesiog tikėjimas žmogum, tikėjimas savim, tikėjimas pasauliu, jis atneša gerą nuotaiką, gerą gyvenimą, nes pasižiūrėjus aplink, gyvenimas ant tiek geras yra, bet tam reikalingi pinigai ir jūs pamatysit, kaip jūsų pasikeis gyvenimas. Ar galite įsivaizduoti, kiek jūs uždirbot didžiausią sumą per mėnesį ir kaip jūs gerai jaučiatės? O jeigu uždirbtumėt maždaug 10 kartų daugiau, negu dabar jūs gaunat, pagerėtų gyvenimas jūsų? Turit planų, kur išleisti pinigus ar pagerinti gyvenimą? Tai va tos vaizduotės materializuojasi ir tiesiog tas tikslas prasideda, tikslo siekimas nuo paprasčiausio dalyko, tai nuo jūsų energijos ir laiko planavimo. Nebus laiko planavimo, neturėsit nieko. Laiką reikia skirti tam dalykui, kad uždirbti pinigus, eiti darbą, reikia skirti laiką. Aišku, visi žino, kad sveikata yra svarbiau už viską, jinai neįkainuojama. Kad rastumėt jūs atskaitos tašką, kaip sveikatintis, kaip gerinti sveikatą, reikalingi testai, reikalingi kažkokie tyrimai, ar kraujo tyrimai, ar testus pasidaryti, ar diagnostikas pasidaryti, ar dar kažkur tai eit pas gydytojus, nes viskas prasideda nuo tyrimų, kas jum yra. Ir tada kiekvienas žmogus renkasi savo, kaip jis nori sveikatintis, ar vaistus naudoti, ar konsultacijas naudoti, ar internetinės technologijos sveikatinimui naudoti, ar meditacijas, ar papildus gerti. Kiekvienas savo asmeniškai renkasi, kaip naudoti, bet daugiausia tai žmonės perkelia atsakomybę daktarams, konsultantams, kad jie patarimais išgydys juos, išgelbės juos, bet jie nesupranta, kad jie atsakingi už savo sveikatą, už savo pokyčius gyvenimus. Norint
pasveikti, tiesiog reikia pakeisti gyvenimo būdą, nes jūs gyvenime kažką tai negerai darėt, jeigu atsirado tos ligos, ar blogai maitinotės, ar neprisižiūrėjot, ar žalingos įpročius buvo, ar psichologiškai depresijos, stresai gyvenimą sugadino, nes nuo to atsiranda ligos. Ir norint pasveikti, reikėtų pakeisti gyvenimo būdą. O gyvenimo būdas keičiasi nuo informacijos gavimo. Kai jūs gaunate informaciją, sprendimus turite dėl savęs priimti savo, pačiam nieks už jūs šito kito nepadarys. Nes vienintelį, ką jūs valdot pasaulyje, tai yra mintis, o jeigu jūs jau pradėjot kalbėti apie tai ir jau žodį paleidot į viešumą, apie jūsų žodžius neaišku, kas ką pagalvos. Va, vienintelį, ką žmogus gali valdyti pasaulyje, tik tai savo mintis. Požiūrį apie gyvenimą, požiūrį apie žmonės, požiūrį apie vaikus, požiūrį apie mokytojus, požiūrį apie darbą. Ir kol jūs laikote tas mintis galvoje, tai reiškia, jūs ir valdotės, turit paslaptį kažkokį. Išleidot žodžiais, mintis išreiškėt, reiškia jau viskas ir požiūris apie tas jūsų mintis, apie jūsų žodžius jau pas kitus žmonės mintise yra ir ką jie pagalvos apie tai, tai jūs net neįsivaizduojat, net nežinot ir tai yra jų reikalas. Visiems žmonėms reikalingi mokslai ir mokslai reikalingi tiesiog sužinoti. Daug kas keičiasi pasaulyje, ypač dabar, kada internetinės technologijos tokiais tempais keičia mūsų gyvenimą ir vėl taikytis prie naujo gyvenimo sąlygų reikia, nes galima dirbti ir namuose, niekur iš namų neišeit, sumažėja išlaidos einant į darbą ir nei kiek, nei mažiau žmogus gali nuotoliniu būdu užsidirbti pinigų. Svarbiausia žinoti, svarbiausia yra išmokti, kaip tą daryti, konsultuotis, kaip tą daryti. Ir internetinės technologijos duoda galimybę šiais laikais didžiausius pinigus uždirbti. Visos su internetiniam technologijom susijusios dešimtukas didžiausių kompanijų, į dešimtuką įeina, sakykime, 6 kompanijos kaip Google, kaip Skype, Facebookas, kaip Metamax, ir Maxio yra kompanija, ir Teslos ir taip toliau, kurios kompanijos su technologijom susiję, jos yra labai turtingos. O šiuolaikinis švietimas be apribojimų tai yra visai kitoks požiūris į mokymą. Magic Lime Akademija tai yra mokslai, kurie duoda žinias už nedidelę sumą pinigų, jūs gaunat konsultacijas iš specialistų, iš visko, tai naujai reikėtų pažvelgti mokslą, švietimą, išsilavinimą. Bendras išsilavinimas, užsienio kalbos, rinkodaros žinios, asmeninis finansinis raštingumas. Tai yra tokie dalykai, kurie jums tiesiog reikalingi. Ypatingai specialus mokslas tai yra apie kriptovaliutas, apie kriptovaliutinės piniginės, apie pinigus, kad jie nenuvertėtų. Ir viskas tas pasikeitė ir tiesiog šiais laikais Magic Lime Akademija kaip ir sako, kaip ir jie mokina, kad dirbti su kompiuteriu tai yra profesija. Lygiai tokia profesija kaip mokytojo, vadybininko, inžinieriaus yra. Čia tokią profesiją reikėtų dėstyti universitete, kaip neprarast pinigus, kaip žmonės išmokyti dirbti iš namų, išmokyti dirbti nuotoliniu būdu. Tai yra didžiausi pinigai, kad galima su kompiuteriu, prie kompiuterio dirbant užsidirbti. Ir toks pasaulis šiuolaikinis ir tas duoda galimybės. Ir tos žinios, ką aš gavau iš Magic Lime Akademiją, pritaikyti savo gyvenime, jos labai naudingos, pelningos, tai yra galimybė mokslą paversti praktiką, o praktika atneša pinigus. Lyderiai, kurie veda paskui save, išmokina žmonės, turėtų būti gerai apmokami ir tai yra duoda galimybę kompanijai gauti ir automobilius, ir namus, ir keliauti po viso pasaulio. Ir tiesiog visos kompanijos, motyvuodama lyderius, moka didesnius atlyginimus, yra geresniuose renginiuose dalyvauja, o geresniuose renginiuose geresni seminarai, geresni mokymai ir jie vis tobulėja, siekia, bet be žmonių, be pagalbos žmonėm, be komandos
nieko nebūna, nes vienas žmogus gali dirbti geriausiu atveju 24 valandas ir uždirbti tiek pinigų, kiek 24 valandos paroje egzistuoja. O su komanda žmogus, organizuodamas darbą, žymiai daugiau turi pajamų, nes komandinis darbas duoda didžiulį rezultatą. Ir mokymo programos, kurios yra, ir turi galimybę ir 120 000 užsidirbti, ir namo programai dalyvauti, ir kelionių programuose dalyvauti. Ir tiesiog yra galimybė pakeisti gyvenimą, iš gerosios pusės pažvelgti viską, bet gavus pinigus ir tiesiog kompanija išveža keliones, automobilius duoda kompanijos, nebereikia nei kelionių pirkti, nei automobilių pirkti. Ir dar per ilgesnį laiką ir nekilnojamą turtą galima įsigyti. Ir komandos lyderiai visą laiką turi galimybę važiuoti seminarus, kaip pasakiau. Tai tiesiog žmonės, kurie paskui save veda kitus žmonės, savo pavyzdžių rodo, kaip reikia dirbti ir duoti rezultatą. Tiesiog svajonės pildosi visiems, darant veiksmus. Ir tie veiksmai atneša rezultatą, bet gavus informaciją, nuo ko pradėti, nuo kokių mažų žingsnelių pradėti, jūs užlipsit karjeros laipteliais taip aukštai, kad net neįsivaizduojat, ką gali žmogus, kada jis žino, turi sistemą, kaip eiti, kad žino, ką reikia daryti, ir tą viską išmokė Business Process Technologies kompanija, nori, nenori, turėtų žmogus įsisavinti tos mokslus, panaudoti gyvenime mokslus, ir tai jį buvo geriausi mokslai, kuriuos aš žinojau, kaip įvesti žmogui į darbą, kaip daryti galimybę žmogui turėti pinigų. Ir, turėjo būti ir pasyvios pajamos, bet nesuspėjo padaryti programą, neįkūrė kriptovaliutą, kuri buvo idėja aukščiausiame lygyje, bet tiesiog kitos kompanijos per tą laikotarpį, per tuos 6 metus aplenkė, ir viena iš jų yra Hash bendruomenė, tai yra kriptovaliutų piniginės, jūsų asmeninės, dirba robotas, kuris uždirba nuo 15 iki 60% į mėnesį, ir tai jūs valdot savo sąskaitą, jūs valdot savo pinigus, tik tai jūs nusamdot robotą, ir robotas duoda galimybę jums uždirbti pinigus, o įsivesti, įdėti pinigus, kokią strategiją pasirinkti, jūs patys sprendžiat. Nepatiko robotas, sustabdyt, iš savo sąskaitos turit banko kortelę, įsivedat pinigus, išleidžiat parduotuvėse. Ir tokios galimybės yra susigrąžinti pinigus, kuriuos žmonės praranda tinklinėse rinkodarose, gauti įdėjus 300 eurų, tiesiog per 2-3 metus susigrąžinti tiek pinigų, pagal skaičiavimus, kad, neįsivaizduojat, kiek tas yra, kada į mėnesį atranda žmogus įmonę, kuri uždirba jam į mėnesį 15%. Tai ne metiniai 15%, ne bankiniai 5% palūkanų yra, tai į mėnesį 15% minimus. Tai šita kompanija Hash7 kiekvieną dieną duoda ataskaitą, kiekvieną dieną yra balansas skaičiuojamas, kiekvieną dieną pelnas skaičiuojamas, ir ta kompanija nuostolių nedirbo, nes dirba prie kriptovaliutos piniginių su spot sistemom, ne futuresais, ne forexais, o tiesiog spot. Ir jie perka 1% pigiau, kada nukrenta kriptovaliutų biržose kriptovaliuta, ir 1%, kada pabrangsta, parduoda. Ir taip dirba 24 valandas, 7 dienas per savaitę, ir tiesiog duoda žmogui galimybę pajamas gauti pasyvės. Tai ir tokios pasyvės pajamos buvo suplanuotos Business Process Technologies kompanijai, kad mes gautume už akcijas pajamas, turėtume pinigų ir savo malonumui sveikatintumės, dirbtume, važinėtumėmis po keliones, tobulėtume, seminaruose dalyvautume ir kurtume geresnę bendruomenę. Skaičiuoklė yra sudėtinių palūkanų skaičiuoklė, tai čia pavyzdys, įdėjus 300 eurų savo kapitalo į šitą sąskaitą, ir jeigu laikotarpis yra 36 mėnesiai, tai yra 3 metai, 10% palūkanų jūs gaunat į mėnesį, ir kiekvieną
mėnesį jūs iš savo darbo, iš savo pensijų, iš savo pajamų, kurias jūs turit, jūs tiesiog šitą sąskaitą taupote ir atidedat po 30 eurų. Tai yra galimybė pagal tą sudėtinį palūkanų skaičiuoklės variantą, įdėjus tokią sumą pinigų, po 3 metų pačioj matosi 36 mėnesiai, gaut 18 000. Bendroj sumoj 36 padauginus iš 30 iš 36 mėnesių suma yra ir 300 pirminis įnašas yra ir vat įsivaizduokit, kiek padidėja suma pinigų 18 000. Ir jūs tiesiog gaunat kiekvieną mėnesį pasyviai procentus nuo 16 000, 1600 ir tą 1000 ar visus pinigus jūs galit pasimti į banko kortelę, išleisti, padovanoti tuos pinigus, įdėti arba gauti palūkanas. Bet kiekvieną mėnesį, jeigu jūs nors ir po 1000 eurų įsimdami, vis tiek 600 eurų palikdami, jūs gausite didžiulės palūkanas sekantį mėnesį ir vėl turėsit pinigų iš ko pagerinti gyvenimą. Gyvenime yra pajamos ir išlaidos, todėl reikalingas šeimos biudžetas ir kada jūs skaičiuojat savo pajamas, turit mokėti suskaičiuoti ir išlaidos. Yra pastovios išlaidos, yra kintamos išlaidos ir gale mėnesio vis tiek turėtų būti pas jūs pliusas, jeigu jūs norėtumėte sutaupyti pinigų. Ir šitą pliusą jūs galite laikyti suskaitoje, kurie atneša jums procentus ir palūkanas už tai, kad jūs laikote teisingai pinigus padėję. Ir galbūt Business Process Technologies turėjo padėti jums įgyvendinti jūsų svajonę. Tokias svajonės ir aš įgyvendinu ir aš turiu tas svajonės, kurios vystosi, kurios pildosi. Gyvensite geriau, dažniau keliausite, grąžinsite skolas, padėsite šeimai ir draugams, padėsit, vairuosit svajonių automobilį. Ir aišku, žmonės visą laiką, kai jiems pasakai, kad reikia tokius veiksmus daryti, yra didžiuliai prieštaravimai, bijo pokyčio ar į gerą pusę, ar į blogą pusę. Ir visi sako, kad taip nebūna, tai yra nesąmonė, aš nenoriu svajoti, aš jokių svajonių nebeturiu, man gerai taip, kaip dabar yra. Aš patenkintas gyvenimu, nors skundžiasi, kad blogas gyvenimas, bet jis vis tiek patenkintas gyvenimu. Aišku, neturi laiko niekams, nei savim pasirūpyti, nei pasvajoti, nei savo svajonės įgyvendinti. Pirmiausia, jis neturi laiko, kad jis neišmoksta planuoti laiko. Nuo laiko planavimo viskas prasideda. Jeigu jūs planuosit nors 1 valandą į kažkokias žinias, keis savo gyvenimą ir atsiras tas noras tai daryti ir ta 1 valanda jums duos didžiulį rezultatą. O kad eiti sunkiai dirbti, kad jūs normalūs, gaunat atlyginimą, kad galit netekti darbo, gali užsidaryti kompaniją, galit mažesnis atlyginimas būti, infliacija jūsų pinigus suvalgyti, mokesčius pakelia. Tai yra normalu ir taip žmonės galvoja, kad taip turi būti. Ir valstybė reguliuoja per draudimo kompanijas, per banko palūkanos reguliuoja, per antstolius reguliuoja, per visokias baudas reguliuoja jūsų gyvenimą. Ir kada žmogus turi turto, kada turi namą, kada turi kažkokią nusavybę, visą laiką jūs valstybė nubaudos. Jeigu jūs kažkokios tai baudos nesumokėjote, tai ateina antstoliai per teismą atima iš jūsų tą skolą, jeigu nemokat skolos, tai atima namus, atima mašinas ir va taip yra valdomi tie žmonės. Tai tiesiog aš linkėčiau, kad svajonės pildytos, būtumėt jūs nepriklausomi ir turėtumėt galimybę tą informaciją, kurią aš gavau Business Process Technologies kompanijai, naudoti gyvenime, nes mokslai be praktikos nieko nebūna, o žinias panaudoti ir pasiekti rezultatą, tai yra didžiulis laimėjimas prieš save. Visiems kitiems įrodymas yra, kad gali žmogus keistis, gali žmogus turėti kažkokias tai pajamas, ne vien tik tai iš valstybės pašalpą gauti. Darbas, pinigai ir sveikata, tai yra 3 dalykai, kas veda mus į tą gerovę, ir Business Process Technologijos buvo kompanija, kuri kūrė tą gerovę ir jos misija buvo gera ir tos visos idėjos niekur nedingo, jos ir yra. Tik tai, kad mes tas žinias naudotume, ką mes gavom. Ir gaila labai,
kad mūsų bendruomenė išsiskirstys, išsilakstys, išeis į kitas kompanijas dirbti už tai, kad tiesiog toks jau gyvenimas yra, kad žmogus nori gauti pajamų, nori gauti atlyginimą kiekvieną mėnesį, o jeigu jis neturi pajamų toj kompanijoje dirbdamas ar kitoj kompanijoje dirbdamas, tiesiog jis eina ieškoti ten, kur jis gauna atlyginimą, kur jis sugeba kažkokios darbus daryti, ar 8 valandas dirbti, ar pensiją gauti, ar gauti kažkokį invalidumą, nes žmogus niekada nedirba kompanijoje, jeigu jis ten neuždirba. Ir jeigu žmogus neuždirbo per pirmą mėnesį, per antrą mėnesį, jis tiesiog ieško kitos kompanijos, kad uždirbti. Už tai žmonės eina per tinklinės prekybas, eina per visas kompanijas ir sako, mes ten nieko neuždirbom, aš ten tik tai praradau pinigus, aš viską praradau, bet jie net neįsivaizduoja, kad tas laikas skirtas žinioms yra tam, kad jūs pritaikytumėt gyvenime tas žinias. Nepritaikėt, neturėjot praktikos, nedirbot taip, kaip jums buvo pasakyta, kad gaut rezultatą, nes jūsų lyderiai, jūsų sponsoriai gauna tuos rezultatus ir jie tiesiog pagerina savo gyvenimą. Tai vat aš norėčiau palinkėti visiems tuo įrašu, kad jūs turėtumėt darbą, turėtumėt pinigų ir turėtumėt sveikatą. Nes Business Process Technologies tai buvo didžiulė kompanija, gera idėja ir jinai gyvuos toliau. Ir tiesiog jūs naudokitės tas žinias, kurias jūs gavote šioje kompanijoje. Linkiu visiems sėkmės, kad tiesiog jūs turėtumėt galimybę geriau gyventi. Ir aš noriu padėkoti už dėmesį ir tiesiog pasakyti jums, kad tik nuo jūsų priklauso gyvenimas, tik nuo jūsų priklauso pokyčiai gyvenimo ir jūs tiesiog turit galimybę keisti gyvenimą patys, o tokie tempai gyvenimo pokyčių yra, kad net neįsivaizduojat, kaip technologijos keičia tą gyvenimą. Ir kiekvienas žmogus dėl savęs turėtų, dėl savo šeimos spręsti pats, ką jie duoda savo šeimai, kokias galimybės yra, kokie tikslus turi. Ir kad šeimos būtų darnios, geros sveikatos, reikia keisti gyvenimo požiūrį, mažiau stresuoti, mažiau dirbti, geriau maitintis ir bus visi laimingi. Ačiū už dėmesį, sėkmės visiems ir gero jums gyvenimo.